Kaip vertinat rungtynę? Nieko gero, ką čia privertinsim. Kokius tai veteranų lygio varžybos. Veteranų lygis, kaip sakant, mūsų komanda. Veteranų lygis teisėjai, veteranų tik tiek, kad žaidžiam labai jau gražioje arenoje ir ateina daug žmonių mūsų pasižiūrėti. O lygis tai nekoks, tikrai pakol kas nežinau čia. Gal mums sunku, kad susidarė tokia pralaimėtojų dinamika biškai ir labai sunku paprastai būna iš jos išbristi. Taip kad nežinau, kaip daug pralaimėjai, prieš bet ką laimėti yra labai sunku, kad ir koks būtų silpnas varžovas. Sakykime, šitas varžovas nebuvo silpnas, bet jeigu įvertinant namų sienas, tai jisai buvo silpnesnis, aišku, už mus ir turėjome įveikti, kaip sakant, lengviau. Treneris po mačo emocingai tolo pasakė, kuo būtent nepatenkintas buvo strategija. Nežinau, Klaus Pasykovas nepatenkintas, ko tu jums klaus. Ar demonstruojate vis solidesnį žaidimą, ar apsipratote komandą? Ne, tokiem dalykam laiko reikia, o ką žinau. Irgi, sakau, yra sunkus tos pačios pirmos 2 savaitės, kadangi labai daug reikia spręsti dalykų tiek aikštelėje, tiek už jos ribų, taip kad, aišku, labai dėkingas klubui esu, nes klubas suteikė nuostabias sąlygas man Vilniuje. O žaidimas tikiuosi gerės tiek mano, tiek komandos. Kokia atmosfera komandoje, ar nežlugdo pralaimėjimų žaidėjų? Atmosfera negali būti gera labai, kaip daug pralošimų, o nežinau. Sakau, tokios pergalės kaip šiandien, tai jos yra praktiškai teikia kaip pralaimėjimas, nes neparodėm savo veido ir, atmosfera yra tokia komandos, kuri iš 6 rungtynių ir ten kiek tenai yra laimėjusi vienas jo, taip kad, nežinau, tai mano karjeroje turbūt atmosfera pati blogiausia yra komanda, kiek aš esu turėjęs komandą. Gerai, ačiū.